jumis sveikinasi Nematomas pasaulis autorė. Šiandien noriu jums perteikti neįprastas, įdomias istorijas, kuriomis su manimi dalinasi klausytojai. Pradėsiu nuo jų, o pabaigoje išgirsite kelias autorės istorijas. Savo gyvenimišką patirtimi dalinasi Rima. Mano sūnui tuomet buvo kažkur 4 metukai. Tada mes kartu su juo žaidėme ant grindų namuose, kai staiga iš niekur jis pasakė, kad anksčiau, kai buvo mažas berniukas, ėjo maudytis į ežerą ir nuskendo. Aš nežinojau, ką sakyti, bet po kelių sekundžių tylėjimo pratęsiau mūsų pokalbį ir užklausiau, kur jis gyveno. Pasakė, kad turėjo mamą ir tėtį, bet mama buvo kita, ne aš, ir ji irgi buvo gera mama, ir jis jos ilgisi. Nedaug informacijos jis pasakė, vis kartojo, kad nuskendo ir apie tai, kaip paskui rinkosi naują mamą ir išsirinko mane. Dabar mano vaikui jau virš 20 metų, jis nieko neatsimena apie tą pokalbį ir nieko panašaus per gyvenimą nesikartojo ir negirdėjau jo kalbant apie tai. O man šis įvykis pasiliko visam gyvenimui, ypač tai, kad jis turėjo kitą mamą, o vėliau jau rinkosi naują, tai yra mane. Monikos pasakojimas. Kai mano sūnui buvo 3,5 metų, dabar jam yra 7. Kartą pasiėmusi jį iš darželio važiavome automobiliu namo. Jis sėdėjo gale savo kėdutėje, aš už vairo. Sėdėjo jis, žiūrėjo tyliai pro langą, taip ir važiavome, kai ne iš to, ne iš šio pradėjo kalbėti apie savo praeitą gyvenimą. Sako, o aš seniau gyvenau su savo vyru, mažu berniuku, dideliame name. Man aišku pasidarė labai įdomi jo kalba ir aš užklausiau, o ką dar jis prisimena. Sako, mano vyras labai daug dirbo. Klausiu, o ką jis dirbo? Sako, mašinas taisė garaže. Klausiu, o kas tas berniukas buvo? Atsako, mano sūnus. O kas buvai tu? Sako, berniuko mama, bet paskui aš susirgau ir numiriau. Aš klausiu, tai kiek tada tau buvo metų? Į ką sūnus atsakė, 56. Kas įdomiausia, tuomet mano sūnus mokėjo paskaičiuoti tik iki 8 ir nežinojo tokių skaičių kaip 56. Vaikas kalbėjo labai užtikrintai ir tikroviškai, nei kiek nesusimąstęs, o lyg realiai prisimintų apie savo gyvenimą. Praeitą gyvenimą. Štai toks įdomus atvejis atsitiko man ir mano sūnui. Beje, dabar jis neprisimena nieko, kiek beklausčiau, bandyčiau grįžti į tą pokalbį, jis nežino, ką pasakot, žiūri, juokiasi, nieko neprisimena. Savo gyvenimiškais poteriais pasidalino Ingrida. Mes su vyru ir 2 mažais vaikais bei mano sesė svečiavomės pas mano tėvus kitame mieste už 100 km nuo namų. Grįžinėjome atgal. Viskas buvo gerai. Nuotaikos puikios, aplankėme tėvus, vaikai senelius. Pakeliui irgi viskas vyko sklandžiai. Važiavome, juokavome, kalbėjome su sese. Vyras kažkoks buvo tylesnis nei visuomet. Atrodė, kad ir su mumis bendrauja, bet labai susirūpinęs. Jis visuomet vairavo atsakingai. Niekada nerizikavo kelyje. Likus maždaug 50 km iki namų pastebėjau, kad vyras paspaudė gazo pedalą ir pagreitėjo. Na, nepasakiau nieko, vis dar laikėmės saugaus greičio. Dar už kelių kilometrų greitis padidėjo ir matau, kad mes pradėjome skubėti, labai skubėti. Padariau pastabą vyrui, kad jis sumažintų greitį, nes man nesaugu, jis tylėjo. Jo veide mačiau vis didėjantį rūpestį. Jis paspaudė dar ir atrodė, kad jau viršijome leistiną trasoje greitį. Aš garsiai pradėjau priekaištauti.
Vyras kažką pramurmėjo, bet nesulėtino greičio. Iki savo namo, kuriame gyveno ir mano sesuo, mes atskriejome, neatvažiavome. Negalėjau suprasti, kas vyksta. Sustoję, pradėjome lipti iš automobilio. Užsiėmiau vaikais, padėjau lipti iš mašinos. Net nepastebėjau, kaip tuo metu vyras išlipęs iš už vairo krito šalia automobilio. Krito ir mirė. Kaip parodė ekspertizė, jį ištiko širdies infarktas. Pati savo užduodu klausimą ir atsakau į jį. Jis skubėjo, jausdamas, kad jam liko labai mažai. Jis skubėjo pristatyti mus kuo greičiau iki vietos, kad neįvyktų nelaimės. Jis spėjo išgelbėti mus, tačiau pats išėjo. Labai skaudu tai prisiminti, kad ir praėjo jau daug metų, bet kaskart kalbant apie tai, negaliu susilaikyti nuo ašarų. Savo išgyvenimais dalinasi Povilas. Kai mirė mano mama, man buvo 47 metai. Po jos mirties liko būtas, kuriame ji gyveno ir mirė. Reikėjo ten apsitvarkyti su daiktais. Atvažiavau į tą būtą, pradėjau nuo spintų. Kroviau viską iš ten ant grindų ir rūšiavau, ką išmesti, ką palikti. Radau seną nuotraukų albumą, kur dar buvo jauna mama ir tėtis. Sėdau ant sofkutės, ant kurios ir mirė mama, pasėmiau albumą ir pasileidau į savo šeimos istorinių nuotraukų apžvalgą. Albumas buvo storas, daug įvairių foto. Varčiau ir atrodo smigau. Per miegus jaučiu, kad kažkas stovi šalia. Ar miegu, ar nemiegu, buvo labai sunku suprasti. Viskas atrodė pernelik tikroviška. Jaučiu kažką, bet atsimerkti nedrįstu. Laukiu. Ir kažkas laukia. Pamaniau, kad reikia atsimerkti. Frontaliniu žvilgsniu spėjau pamatyti lėtai tolstančios mamos siluetą. Atpažinau ją. Pasukau į tą pusę galvą ir pajutau, kaip kažkokia šiluma palėtė mano skruostą. Mama lyg jautėsi šalia, bet po biškį tolo vaizdas. Toji šiluma veide jautėsi, lyg kažkas pridėjo prie žando šiltą delną. Man baisu nebuvo, aš jaučiau ilgesį ir džiaugsmą, kad mane aplankė mama. Ji tolo, kol galiausiai pradingo. Bet tą šiltą delną ant savo veido jaučiu lyg tądien. Kai viskas pasibaigė, aš supratau, kad nemiegu. Buvau pabudęs ir tai ne sapnas. Manau, tokiu būdu mama atėjo atsisveikinti. Pasakoja Edita. Mano pusseserė sirgo sunkia liga ir gulėjo ligoninėje kitame mieste. Vieną dieną, būdama namie su savo kate, aš stebiu, kaip mano katė pradėjo elgtis neįprastai. Jie atsitupė ir labai įdėmiai ir koncentruotai pradėjo žiūrėti į kambario kampą palubėje. Iš jos akių aš mačiau, kaip jį ten kažkas stebi, o aš nemačiau nieko. Tuo pat metu į mano galvą atėjo mintis, kad nebėra mano pusseserės. Neužilgo sulaukiau skambučio iš artimųjų, kad pusseserė ką tik mirė ligoninėje. Manau, jos siela nematoma žmonėms, bet matoma gyvūnams, aplankė mane mano namuose, taip norėdama atsisveikinti. Pasakoja Justė. Buvome tuomet jauna šeima, kad tik gimus dukrelei ieškojome nuomotis būsto ir išeiti gyventi atskirai nuo tėvų. Butą radome Sapiegos gatvėje Vilniuje. Tai senų statybų namai, bet pakankamai gera vieta mus tas tenkino. Viskas gerai, įsikūrėme, pradėjome gyventi. Paminėsiu tik tai, kad buto išplanavimas buvo kaip dabartinių loftų. Perdaryta taip, kad iš 2 būtų padarytas vienas ir iš
pirmo aukšto laiptais galėjau užlipti į antrą ir iš to antro aukšto matyti pirmą aukštą. Po kurio laiko iškart net nepastebėjau ir nesupratau, kad tas jau vyksta kurį laiką. Pradėjau girdėti garsus, o vėliau ir vaizdus. Iš to antro aukšto kartą gulėdama lovoje mačiau, kaip pirmame aukšte prie lango būto viduje lyg ūkanotos dvi figūros. Tokios plaukiančios pilkos, bet lengvai žiūrimos. Tai buvo suaugęs vyras su berniuku 5-6 metų amžiaus. Jie kalbėjo tyliai. Ne iš karto, bet supratau, kad jie sako: eikite iš čia, čia mūsų. Tokios frazės kartojosi nuolat, kai jie pasirodydavo. Galėjau įžiūrėti jų aprangą, o ji labai buvo panaši į pokario metų aprangą. Vyras lyg su kostiumu tų metų, o berniukas baltais pilkšvais marškiniais ir pusilgiais šortais su medžiaginėmis petnešomis. Rūbai tikrai nebuvo mūsų laiko. Jie pasirodydavo karts nuo karto ir visada kartojo, kad eitumėme iš šių namų. Kartais judėdavo daiktai namuose. Krisdavo tai, kam neįmanoma nukristi, ir daug panašių dalykų vyko. Nieko blogiau ir pikčiau nebuvo, bet ir tai, kas matėsi ir girdėjosi, pakankamai įvarė mums siaubo. Neapkentę to, pasikvietėme kunigą, kad palaimintų šitą butą. Po jo apsilankimo gal mėnesio teužteko ir prasidėjo vėl. Suradę kitą butą išsikėlėme, nes nebenorėjome ten daugiau pasilikti. Neįmanoma su tuo susitaikyti ir priprasti. Tai antgamtiška ir tikrai neleidžia ramiai gyventi ir saugiai auginti vaiką. Autorės pasakojimas. Kažkada seniau man teko nuomotis butą Lentvaryje. Butas ilgai stovėjo tuščias, jame niekas negyveno. Šeimininkai ir jų vaikai visi buvo išvykę į Angliją. Šitą butą man užleido už labai simbolinę kainą. Ėmiau net nesusimąsčiusi, viskas man tiko. Šis butas buvo gerokai apleistas. Stipriai prašėsi remonto, bet gyventi tai man netrukdė. Tame bute buvo pakankamai ramu, tačiau visuomet jautėsi, lyg jame kažkas dar su manimi gyvena. Na, tas man tikrai netrukdė. Tai buvo toks jausmas ir tas tęsėsi iki tos dienos, kai vieną sekmadienio rytą ilgai leidau savo miegoti. Jau buvo kažkur 9 valandos ryto, o aš stipriai ir saldžiai buvau įmigusi dar. Bet staigiai teko pašokti, kai smarkiai trinktelėjus spintos antresolės durelėms likau išplėšta iš miegų. Spinta stovėjo prieš lovą, ant kurios miegojau. Tas durelių garsas man buvo pažįstamas, nes naudojau spintą ir kartais pačiai taip išeidavo garsiau uždaryti dureles. Pašokusi, aišku, nieko nepamačiau, bet ausyse vis dar aidėjo trinktelėjusių durelių garsas. Po šito įvykio supratau, kad ne veltui jaučiau, kad kažkas tame bute yra dar be manęs. Kažkodėl tas kažkas nutarė, kad laikas mane žadinti garsių durelių trenksmu. Po kelių tokių atvejų, o jų buvo tikrai ne vienas, skirtingi, vieną naktį sapnuoju sapną. Kažkoks balsas iš niekur man įsako nusipirkti ir deginti ladaną. Pabudusi aš negalėjau užmiršti to sapno ir vis galvojau, kas tas ladanas yra. Greitai išsiaiškinau, tai bosvelijų medžių sakai, kuriuos naudoja apeigom bažnyčiose ir cerkvėse. Tai liturginis kvapas, augalo sakai smilkinami bažnyčioje apeigų metu. Jie rūksta. Po šito sapno nusipirkau reikalingų smilkalų, parsinešiau šventinto vandens ir apėjau visus buto kampus su žvake ir maldomis. Daugiau nieko nevyko tame bute. O kartą telefoninio pokalbio metu paskambinusi buto šeimininkė
Man pasirodė tuomet, kad ji buvo kažkiek išgėrus, pasidarius drąsesnė. Ji lyg šiaip sau pasiteiravo, ar man ten ramu gyventi, ar niekas netrukdo. Tuomet ir papasakojau tą atvejį apie duris, iš daugelio atvejų. Išsikalbėjome, paaiškėjo, kad tame bute pasikorė jos alkoholikas vyras. Šiaip kaip žmogus, iš jos žodžių, jis buvo labai geras, bet su yda. Kai jį palaidojo, visi išvyko į Angliją ir butas stovėjo tuščias. O kai atostogų metu grįždavo į Lietuvą, ji arba jos dukra apsistodavo tame bute ir jiems nutikdavo irgi įvairių dalykų. Pasakojo, kad bandė bute kelis kartus pradėti remontą, bet niekaip tas nesigaudavo. Suklijuoti iš naujo tapetai nukrisdavo nuo sienų, lyg visai nebuvo priklijuoti. Bet kokie kiti pertvarkymo darbai neėjo arba net neprasidėdavo dėl nepaaiškinamų priežasčių. Atsibodo jiems, taip ir paliko viską, kaip yra, ir nebedarė bute nieko. Paskui atsiradau aš, pirmoji nuomininkė, nes ilgai šeimininkė negalėjo apsispręsti, ar įsileisti į tokį pagal ją neramų butą žmonės. Galiausiai ryžosi, pabandė. Manęs to buto istorija nei kiek neišgąsdino. Toliau jame gyvenau, kiek reikėjo. Po mano buto apvalymo apeigų daugiau jame nesikartojo jokie nepaaiškinami dalykai. Jis tapo iš tikrųjų ramus. Dar vienas autorės išgyvenimas. Mano mama mirė ligoninėje. 8 valandą ryte man skambučiu pranešė, kad mamos nebėra. Nuvykus į ligoninę, man labai rūpėjo žinoti, kelintą valandą ji mirė. Rūpėjo dėl to, kad išvakarėse lankiau ją ir stebėjau keistus dalykus, o atvykusi į kūno atpažinimo procedūrą pastebėjau, kad ji jau gerokai sustingusi. Kelios personalo moterys bandė pasakyti, verčiau sužinoti iš kitų personalo moterų mirties valandą. Versijos buvo kelios. Konkretaus laiko taip ir nebuvo įvardinta. Supratau, kad ir nesužinosiu, nes niekas to nežinojo. Po atsisveikinimo su mama tvarkiau jos daiktus. O tas klausimas, kelintą valandą mama išėjo, vis kabėjo mano galvoje atviras. Man tas rūpėjo. Tarp mamos daiktų radau jos laikroduką ir pažvelgiau į jį. Jis buvo sustojęs. Pamačiusi, kokius skaičius jisai rodo, man iš niekur atėjo mintis. Tai laikas, kai aš numiriau. Taip nuskambėjo mano galvoje. Garsi mintis. Laikrodis rodė 1:40 minučių. Tai buvo naktinis laikas, nes vakare palikau mamą įdomioje būsenoje. Ji užsimerkė, atsisakė valgyti ir susirangiusi atsigulė, lyg norėdama, kad jie paliktų ramybėje. Tokią ją ir palikau, o ryte jos jau nebebuvo. Ji pati pakuždėjo man atsakymą į rūpimą klausimą per laikroduką. Šiam kartui tiek naujų klausytojų patirčių, kurias norėjau jums perteikti. Visuomet laukiu ir jūsų istorijų elektroniniu paštu nematomaspasaulis@gmail.com arba rašykite tiesiogiai į Nematomas pasaulis messengerį. Iki sekančio.